Hello. Nu ką, grįžtame vėl į bėgimo eterį su šiokiom tokiom nekokiom žiniom, nes paskutinį mėnesį praktiškai nesportavau. Taip gavosi, kad buvau praktiškai ėjau į gerą formą ir pister trauma. Ir nieko nepadarysi. Ir tokia labai nestandartinė, labai tokia keista. Kryžkaulio uždegimas, bent jau ką aš galvojau, kad taip yra, tai dubens srity, dešiniai pusiai arti nugaros, bet ne nugara, tai kadangi kryžkaulis, tai kiekvieną žingsnį, kurį dėdavau bėgimo metu, labai skaudėdavo, tai turėjau tiesiog nutraukti treniruotės ir ilsėtis, nieko nepadarysi, bet dabar kaip ir jau sveikas plius minus ir bandysiu grįžti. Nu ką, dabar kiek čia beje pusantros savaitės jau sportuoju, tai kažkokios tai geros žinios vis tiek ir kiek čia liko 5 savaitės iki Lietuvos čempionato, tai bandysim gaivinti kažkaip. Nėra taip blogai, nes vis tiek raumenys atsimena kažką ir bandysim psichologiškai kažkaip išspausti iš savęs tą rezultatą. Tai va, važiuoju dabar iki stadiono, bandysiu daryti treniruotę ir tiek. Užsidedi rožinius akinius ir let's go. Šiaip antradienį bėgau 10 po 400, 9 buvo apie 75 sekundės, aš specialiai bėgau biškį greičiau. Tai nepasakyčiau, kad buvo labai lengva, bet nebuvo labai ir sunku, o paskutinį ištraukau 54. Tai promising. Nėra pats geriausias variantas, bet not that bad. We are firemen. We train in a heat. We live in a heat. Nu ką, apšilimas padarytas, važiuojam, bėgsiu po 500, iki ko pavargsiu. Nežinau, 3 gal, ar 4, bus matyti. Va, Alytaus rinktinės estafetės. Bam. Let's go. Pay to win. Neblogai. Paskutinis minutė 13. Laikas tikrai pagerėjo nuo praeitos savaitės. Praeitą savaitę subėgau minutė 17. Tai tikrai geriau, bet kaip jaučiuosi bėgdamas tikrai nepatinka. Gerai, dabar dar po 200 prasibėgsiu. Nežinau, irgi gal 3, gal 4 bus matyti. Ką, 3 po 500, 3 po 200 prabėgau. Sunku eina savo.
Bet nieko, yra laiko, pasiruošim kaip įmanoma geriau. Svarbiausia, jokių traumų, ir viskas. Šiandien tiek. Susitiksime kitą kartą. Barely Glorious. Peace out.